हिमालय वो नया लोग आए उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा बुंदी Įdomu, kad jie svorį nešioja ant pečių, ant galvos. Pažiūrėkit, o ta moteris kaip užsirišus tą krepšį ant galvos per kaktą. Ir neša ten plytas visokias viską, tai kažkaip galvoju ir nelabai. Man logiška atrodo. Vis tiek kaklas, tai nėra mūsų toks stiprus. Dar vienas tiltas mažiukas kažkoks. Žodžiu, dabar jau prasidės varimas į Statų kalną. Pusė atstumo buvo tokia pusiau lygų, nu ten biškį kalną, biškį nuo kalną. O dabar dar 10 kilų šitaip turbūt jau bus. Nes vis tiek kažkada reiks kilti. Na, jeigu šitaip
10 kilometrų tai bus nelengva. Dar tokiais stačiais laiptais. Bet čia turi straudą. Žiemą geriau, ne taip karšta. Čia nežinau. Ir toj Zakopanėj vasarą tas pats biškį karštoka. Kai galvoji, kad statu ir pamatai, kad bus dar stačiau. Wow. Kaip į 100 aukštį lipti. Nu, tie laiptukai buvo sunku. Tikrai buvo nelengva. Jų labai daug ir labai per trumpą laiką labai stipriai į viršų. Tai aš nežinau, kiek čia aukštų gavosi. Parodys programėlę po to, bet jau dabar tikrai jau nesinori dar į kalną. Bet dar reiks į kalną. Bet eisiu pavalgyti jau. Stosiu kažkur jaučiu vis tiek. Jau daug laiko praėjo ir daug krūvio. Tai jau reikia kažką galvoti. Tai žodžiu, nelabai čia aišku turiu kuo daugiau pasikliauti apart to čia GPT, bet tas čia kartais gerai patarė. Tai žodžiu, sako, pavalgysi tam Dihampus. Tada aš čia ateinu iki to Dihampus. Nu, jisai čia man dar liko gal 2 valandos eiti. Iki to miestelio, nu, čia trekingo, nu, tokia kaip tipo ėjimo trasa į kalnus pakeliui. Tai vis tiek aš galvoju, kad čia bus miestelis. O čia, joks čia miestelis, čia 5 gryčios tokios, nu, tipo, kur tu gali pernakvoti jie. Bet jie, tu sako, tipo, eik, sako, pas juos ir paprašyk valgyti. Ir jie, nu, tipo, padaro valgyti. Aš galvoju, kad čia bus kokias kavinės, žinai, kad ir paprastas kavinės, bet vis tiek kažkokias bus kavinės. Man tas jų čia plovimas indų lauke, drabužius irgi gerai, kad aš įsiskalbiau Japonijoje, nes aš galvojau, kad čia, nu, čia irgi patarė, kad tipo bus pigiau Nepale, tai, o tai jie čia už namo plauna pliūdose tos savo drabužius ir čiauna paskui ant virvių. Čia vapšė. Tai panašiai ir maistą jie gamina, rankom jie valgo. Sakau, čia tos indus tam pačiam bliūdė visus išplauna ir viskas. Tai nenoriu aš taip visai tokius belekokius, žinai. Tai va, tai gal aš eisiu ir pavalgysiu jau viešbutuką paėmęs kažkokį tai kartu suderinsiu, kad ir pusryčius duotų stipresnius ir vakarienę, nes pusryčius šiandien gavau 4 kiaušinius, ten to duonos gal ten 2-4 reikės, aš gal apie 4 reikės su tokiu džemu, tai visko ten prisitepiau, privalgiau, bet šūdas, nublema, nieko per daug, labai greitai išėjo. Ne, tie 4 kiaušai man tai čia šūdas. Tai va pripratus pusryčius jau tokius stiprius pavalgyti. Man labai patiko, aš ten tada Padharoje ir Katmandu, ir kur čia, nu, nežinau nuo kur aš čia pradėjau, bet tuose, man atrodo, launčuose pamačiau, tai
tas jogurtas toksai beskonis, baltas, nu tiesiog paprastas jogurtas toksai, toks kaip rūgpinis, atrodo biški labiau net skonis, toks kaip rūgpinio. Plema kaip gerai eina, jau kai netelpa kiaušiniai, viskas nebetelpa. Jau, žinai, tai tada nueini prisidėti to jogurto ir vaisių dar biški įsidėdi, tos tikrų vaisių. Tai jau užpilė, į tarpus bėga skrandė, žodžiu, priėdi taip, kad sproksta pilvas. Nu, bet užtat sotų visai dienai būna. O čia tai silpnai man dabar, tai reiks kažką galvoti, nes nelabai aš jau tų atsargų turiu. Kaip seniau, tai paskui krenta tiesiog energija. Tai sunku ir eiti, ir būna ir lipti, nu tiesiog toks, žinai, silpnesnis, jeigu nieko neveikti, tai viskas gerai, bet jeigu čia eit va taip laiptais, tai reikia valgyti. Jau reikia valgyti, jau neturiu per daug šitų lašinių, kad turėti iš ko pasimti. Tai va, gražiai čia gyvena, aišku, čia tai nežavi man. Man tas prieš tai miestelis, tai buvo wow, tikrai. Wow, čia taip, ką žinau, kalnai, lėvi keliai, kaimai ir tiek, nieko čia ypatingo. Aš nežinau, ar čia jų vėliava, ar kas, nepažiūrėjau dar, bet matot, raudona, žalia, geltona, apversta Lietuvos vėliava, tai dar dvi kažkokios spalvos, bet taip, žinai, pamatai, tai kaip atrodo kaip Lietuvos apversta vėliava. Nu, tikrai galvojau, kad bus lengviau. Kur čia tas žadėta visuma kalnuose? Nu, bet jau nedaug liko. Čia tai galvojau, kad bus lengviau. Ir dar kita dilema, aš galvojau, nu, jeigu laiko neturėsiu, tai paskui grįšiu su kokiu autobusu. Pažiūrėkit, čia nieks nevažiuoja. Čia kaimai, čia trekingai, tipo. Tai va, nu. Kaip bus, tai bus, turiu laiko kol kas, tai paskui pasigilinsiu, jeigu kas, tai pasilieku laiko rezervą. Kad nuo kalno lengviau bus per dieną nuvaryti žemyn. Į tą Poharą, kur jau tada autikas į Katmandu kuro uostas. Oi. Kiek arkliukų. Aš nesu tikras, man ten reikėti. Aukštyn žemyn. Kiek jau 6 valandas. Bet einu iki tokios Australian Camp, nežinau, čia nedaug liko, nestojau aš tose savo, kur čia planavau. Pabandysiu nueiti, ten tipo gražesni vaizdai bus. Tai jau čia, nu, tipo 3 minučių, 5 minučių, nu, kažkas tokio, iki valandos. Dar ir tokį planą turiu, kad ir nevalgiau čia niekur, tai, nu, kad paimt bendrai ten kažkaip duoda, sakė, būna kartais, nu, pigiai gaunasi palyginti, kai imi ir vakarienė, ir pusryčius, ir nakvynė, tai ten skaičiuoja vos ne kaip už maistą tik tai. Pažiūrėsim. Noriu pabandyti kažkokį jų dalmatą. Lyg tai vadinasi, kažkas tokio. Ateina.